Sakiau tau neimti mano pagalvės. Jokių ženklų, jokių žinių. Diana, ar tu kalbi apie vilkolakį? Taip, Nastė, apie vilkolakį. Paskutinį kartą šiame kambaryje gavau iš jo gėlių ir tiek. Po to jis tiesiog dingo. Tikiuosi, jis nebendrauja su merginomis iš kitos mokyklos. Taip, viskas įmanoma. Šiandien jis prisipažįsta meilėje, o rytoj linksminasi su kitomis merginomis. Tai vaikinai, niekada nežinai, ko iš jų tikėtis. Diana, gal jam kažkas nutiko? Ar apie tai nepagalvojai? Kas galėtų nutikti vilkolakiui? Jis vilkolakis. Gerai, šiandien pabandysiu ką nors įsiaiškinti. Gerai, man reikia mano violetinių kailinių. Mergaitės, kur mano violetiniai kailiniai? Jų nėra spintoje. Diana, aš tikrai neėmiau tavo palto, neėmiau kitų žmonių daiktų. Diana, tu turi jaunesnę seserį. Siūlyčiau patikrinti jos spintą. Pasiūsiu tave į pragarą. Pažiūrėk į mano raudonus nagus ir raudonus sparnus. Ar tu bent supranti, kas aš esu? Taip, mieloji. Kokį vaidmenį pasirinkai? Niekada nevaidinčiau demoniškos sielos. Beje, merginos, nenorėjau to sakyti, bet šiandien einu į pasimatymą su Leo. Eik velnio, požy. Einu į pasimatymą? Taip, įsivaizduokit. Tik niekada nesubučiavusi vaikino. O kas, jeigu jis bandys mane pabučiuoti? Tada suvalgyk česnako, jis tikrai tavęs nebandys pabučiuoti. Arba tiesiog pasakyk tiesą, niekada nesubučiavusi vaikino. Tai palengvins reikalus. Taip, merginos, gera mintis, ypač dėl česnako. Dana, kiek kartų aš tau sakiau neimti mano daiktų? Jaunesnės seserys visada vagia iš vyresnių. Žinoma, kad mano violetinis paltas yra ant mano jaunesniosios sesers. Dana, nuo kada tu imi mano daiktus nepaklausus? Nuvilk mano violetinį paltą tu jau pat. Gerai, Diana, kitą kartą pažadinsiu tave ir paprašysiu palto. Diana, Dana ketina? Tyliai, jai nereikia žinoti. Gerai, nežinau, kur Dana eina, bet ji tikrai neturėtų imti mano daiktų be leidimo. Antraip užrakinsiu spintą. Nagi, Diana, leisk jai pasirodyti. Leidau jai pasirodyti savo daiktais. Dana, saugok mano paltą. Taip, mano sesuo šiandien apsinuodysi, nes vilkolakis nepasirodė 3 dienas. Labai juokinga, merginos. Dana, pasikalbėsim vėliau. Nastė, Dulsija, einam. Diana nežino apie pasimatymą? Ir ji nesužinos. Kaip gali dalintis paslaptimis su serimi, kuri visada pyksta? Taip nutinka. Vyresnės seserys niekada neleidžia jaunesniems pasiimti savo daiktų. Taigi, merginos, dar kartą priminsiu, viskas, ką jums sakiau, lieka šiame kambaryje. Žinoma, Dana. Taigi, Nora, tu pateksi į pragarą. Neliaukis, atrodai siaubingai, pasirink kitą vaidmenį. Bet man patinka šis vaidmuo su ragais ir sparnais. O, atėjai pasiruošęs? O, ar tai mums? Ne jums, vaikinai. Ne jums, vaikinai, ne mums. Šiandien Leo turi pasimatyti šiame kambaryje. Oho, taigi kažkoks vaikas čia eina į pasimatymą, o mes, Loganai, dar neturėjome pasimatymą šioje mokykloje. Su kuo einame į pasimatymą, Leo? Kaip manai? Tai ne tavo reikalas, Etonai. Bet to noriu, kad šis kambarys šiandien 14 val. Būtų tuščias. Jokio šnipinėjimo, kai šnipinės, tam trenksiu. Ar supratot, vaikinai? Daugiau nekartosiu. Ką? Štai, Leo, imk štai ką. Naudok jiems trenkti, girdėjai, futbolininkai? Leo turi pirmąjį pasimatymą, netrukdyk jam. Manau, kad draugai turėtų būti netoliese. Galiu pasislėpti po lovą ir pasišnipždėti, kad jis turėtų pasakyti merginai. Taip, Leo, nemanau, kad jis tvarkysi vienas. Jis tikrai to nepadarys. Vaikas. Pamatysime, šiaip ar taip. Futbolininkai, čia ne jūsų reikalas, mano pasimatymas, mano taisyklės ir aš nuspręsiu, ką pasakyti merginai. Supratote? Oho, koks šaunus vaikinas, tiesa, pasakyk jam, kad jis šaunus. Taip, šaunus. Juokauju. Ir esu tikras, kad tavo pasimatymas bus katastrofa, Loganai. Eime. Kodėl jie tokie? Jie pavydi, Leo, ar nematai? Pavydas juos akimirksiu užvaldė. Leo, viskas gerai, nesijaudink, viskas bus gerai. Taip, elkis atsipalaidavęs, lyg visai nesijaudintum. Vaikinai, ar matote, kad aš jaudinuosi? Leo, tu visai neatrodai nervingas. Atrodai labai ramus. Taip, išskyrus tai, kad tu drebi kaip skalbimo mašina, veikianti gręžimo režimu. Ką, pavyzdžiui, kaip? Sveikos merginos, džiaugiamės tave matydamos.
Taigi toks dalykas, gal aš negyvenu jūsų kambaryje, negirdėjot naktį už lango kaukiančio vilkolankio? Gal jis manęs ieško? Ne, negirdėjom. 3 dienas iš eilės miegam ramiai. Tavo vilkolakis tave pamiršo. Nastė, kaip rožinis kambarys, ar nepasilgsti mūsų jaukių vakarų? Merginos, jei vaikinai jūs greitai pamiršta, tai ne mano problema. Nuostabu, Roxy, daug jaukiau nei raudonam kambaryje. Diana, Nastė, einam, kalbėti su jomis beprasmiška, tai gali baigtis muštynėmis. Taip, merginos, nėra prasmės jūsų nieko klausti. Na puiku, nėra nemirtingumo, nėra amžinos jaunystės, ar aš vienintelė pastebėjau, kad jie jau sensta. Tiksliai matosi raukšlės po jos akimis. Ir nasiolebalinė raukšlė taip pat. Dianos neįmanomas svajonės. Augustai, panelė Evelyn, sveiki. Trumpas klausimas, vilkolakis dingo. Jūs kaip nors prisidėjot prie jo pagrobimo? Nelaikot jos spintoje ir nemaitinat kaiminės mokyklos vaikais, ar ne? Prisipažinkit, galingi vampyrai. Gal jau išsiurbėt visą jo kraują? Atsargiai, mergaitės išgąsdinsit visas mokinės. Kaip mes galėjom užrakinti vilkolakį spintoje? Jis per stiprus. Ir kaip vampyras galėjo perkasti vilkolakio odą? Galbūt jam kažkas atsitiko, reikėtų iškviesti ligoninės darbuotojus? Gera mintis. Skambink, Augustai. Jo aprašymas. Pilkas kailinis paltas, juodi džinsai ir didelė pūkuota galva. Ir širdies formos karoliai. Ir jo vardas vilkolakis. Diana, nusiramink, esu tikra, kad su juo viskas gerai. Galbūt jis tiesiog pasirinko kitą merginą, kuriai suteikia nemirtingumą? Gal taip ir įvyko? Panelė Evelyn, nesakykit to man girdint. Ar norit, kad Diana dabar pravirktų? Sveiki, ar čia prakeiktų raganų ligoninė? Aha, gal galėtumėte pasakyti, ar čia buvo paguldytas vilkolakis? Pilkas, paltas, juodas kelnes, didelė gauruota galva. Aha, supratau. Aha, po diskotekos tik vampyrai moksleiviai. Ačiū, viso gero. Diana, jokio vilkolakio čia nėra. Jo nėra? Diana, viskas gerai, reiškia jis saugus ir sveikas. Galbūt jis greit pasirodys? Ką turėčiau dabar galvoti? Siūlau nueiti į pamokas ir pagalvoti apie pamokas. Visi, eikite į pamokas. Taigi, Dulcija, papasako, kaip atskirti vampyrą nuo žmogaus. Pateik 3 požymius. Jei negali paaiškinti, galiu pademonstruoti. Tau pačiai. Ne, Augustai, nereikia. Pirmas požymis, vampyrai turi iltis, mirtingieji ne. Teisingai, Dulcija, kas dar? Vampyrai neturi atspindžio veidrodžiuose. Taip, bet yra išimčių. Taip, kaip mūsų šokėjos. Mes esame ypatingos vampyrės. Ir paskutinis pagrindinis ženklas. Jie smirda žalia mėsa, todėl naudoja stiprius kvepalus. Netiesa, mes nesmirdam žalia mėsa. Mes kvepiam levandomis ir ramunėlėmis. Ar tai turėjo būti pokštas? Smirdantis? Sėskis, Dulcija. O dabar Diana prie lentos. Aš nebuvau prie lentos jau 100 metų. Diana, parodyk mums, ko išmokai. Nesilenk per arti manęs, aš bijau. Atsipalaiduok, tai tik pamoka. Taigi, Diana, papasakok mums apie mėnulio fazes ir kaip jos veikia vilkolakio elgesį. Atsiprašau, panelė Evelyn, bet aš dar nepasiruošusi, nes vilkolakis nepasirodė 3 dienas. Nei gėlių, nei staugimo, nei laiško. Net mėnulis jo ilgesi. Romantikas pabaisa. Ne pats geriausias planas gerai besimokančiam studentui. Taigi, užuot mokysis, tu tiesiog galvoji apie vilkolakį. Taip, aš iš tikrųjų pasiilgau. Diana, jei taip ir toliau tęsi, baigdama mokslus, gausi vien F, o ne gėlės nuo vilkolakio. Taip, įsivaizduoju, kaip liūdna tai skamba Dianai. Galbūt tiesiog F raidės yra mano trofėjus, ne kiekvieną dieną vilkolakis jūs įsimyli. Panelė Evelyn, ar galiu prisėsti? Sėsk, bet rekomenduoju tau pasiruošti šiai temai. Kita pamoka – kontrolinis darbas. Diana, jei tau sunku, galiu duoti papildomų pamokų. Diana, tu tikrai palūžai. Negaliu galvoti apie mėnulio fazes, kai dingo mano beveik vaikinas. Nežinau, kas jam darosi.
Gerai, užduokit savo klausimą. Na, nesu tikra, ar pabučiuosiu per pirmąjį pasimatymą. O kas jeigu taip nutiks, ką sako ūdžia lenta? Gerai, puikioji ūdžia lenta. Ar šiandien per pirmąjį pasimatymą pasibučiuosiu su Leo? O, ūdžia lenta pašėlo. Na, tai kas čia eina į pasimatymą? Dana, kodėl jiems pasakėt? Aš prašym niekam nesakyti. O, futbolininkai, kodėl jūs nepamokoj? Galėčiau tavęs paklausti to paties, kodėl tu šokinėjai? Aha, taigi Leo ir Dana turi pasimatymą, visa mokykla turi žinoti. Tik pabandykit kam nors pasakyti. Mes leidom tam praslysti, bet jūs tylėt mes negalim. Mes negalim tylėti. Mano liežuvis niešti, noriu Apkalbinėtojai. Ir man niešti liežuvis. Pasakyti, panelė Evelin, kad jūs naktį slapčiai išeinat pro langą. Po lopšinės. Jūs laužo taisyklės, vaikinai. Iš kur žinai? Mes žinom daugiau, nei jūs manot. Mes nepaprastos merginos. Tai vis tiek norit pasakyti visai mokyklai apie pasimatymą? Ne, nebe. Ir nustok mus šnipinėti. Na, mes užtildėm futbolininkus. Taigi, Dana, užduok savo klausimą. Gerai, puikioji ūdžia lenta. Ar šiandien per pasimatymą pasibučiuosiu? Paukokite pinigų arba tapkite donorų vargšams vampyrams. Vampyrai, vargšai maži vampyrai neturi ko valgyti. Ei, mokiniai, nepraeikit pro šalį. Paukokit pinigų arba tapkite donorų vargšams vampyrams. Kas čia per labdara? Jie renka kraują vargšam vampyram, galbūt našlaičiams. Net nežinojau, kad egzistuoja vargšai vampyrai. Ar manai, kad visi vampyrai yra turtingi? Ar turėtume aukoti? Tai geras darbas? Gerai, kažką radau. Net kruasanus to nenupirksiu. Aš irgi truputį turiu. Ateikit po vieną, ateikit visi. Čia dėl gerųjų vampyrų. Štai, neleiskite vampyrams persvalgyti. Mano paskutiniai pinigai. Na, merginos, neblogai. Nagi, paaukokit pinigų arba mažą kraujo maišelį. Pirmin. O, mano šokėjas užsiima labdarą, didžiuojuosi jumis. Geram tikslui nėra niekada per daug. Pusę mano atlyginimo vargšams vampyrams. Merginos, pažiūrėkit, ką jis paaukojo. Pala, tai skirta vampyram. Ir mūsų kosmetikai. Merginos, kiek valandų? 2 valandos. Gerai, einu į pasimatymą. Sėkmės. Ačiū, viską papasakosiu vėliau. Augustai, kaip nuostabu, bent jau kai kurie mokiniai mane džiugina. Panelė Evelina, aš paaukojau pusę savo atlyginimo. O, Augustai, koks dosnus. Žinoma, aš juos paverčiu vampyrais, jie mano vaikai. Gerai, lauk. Eime, prašau, pasislėpk spintoje. Ne, lauk. O, Dana eina pas Leo. Laisva. Pabandykit šnipinėti pro duris ir pažiūrėkit, kas nutiks. Tai ką mes darome? Einam iš čia. Labas, aš čia. Labas. Užeik. Pažiūrėsime O, filmuką. aš dievinu animacinius filmukus. Apie ką? Kasperą. O, aš myliu Kasperą. Šaunus animacinis filmukas ir šaunus serialas. Taip, radau palėpėje. Kasparas sako, reikiam. Bien, nusipirkau 2 pyragaičius. Gal nori vieno? Noriu, ačiū. Žiūrėsime animacinį filmuką ar valgysim pyragaičius. Leo, ar tai tik animacinių filmukų žiūrėjimas kartu ar pasimatymas? Tai savotiškas pasimatymas. Kodėl klausi? Noriu tik dienoraštyje parašyti, kad turėjau pasimatymą. Gerai. Valgykime ir žiūrėkime Kasperą. Gerai. Aukokit pinigų kraujo vampyrams, vargšams. Ei, ar matėt Daną? Norite atsakymą? Paaukokit. Vargšams vampyrams. Auka vampyrams? Čia mokykloje viskas dėl pinigų. Čia. Taigi, kur Dana? Ji nuėjo tiesiai mėlynų koridorium. Tai viskas, ką žinom, aukokit vargšams vampyrams, pinigų, kraujo, bet ko. Vaikinai, ką jūs veikiat prie savo kambario? Užstrigo duris, negalite įeiti? Tiesą sakant, mes stebime įsimylėjėlius.
Yra data. Jie žiūri animacinį filmuką. Pasimatymas? O kas pasimatėme? Dana ir Leo? O dieve, netikėta. Na, mes neisim vidum, ar ne? Aš šokiruota vijau vilkolakį ir visiškai nepastebėjau, kad mano sesuo susirado vaikiną. Matai, Diana, ne Dana turi vaikino, tu ilgiesi vilkolakio, kuris nuo tavęs lepiasi. Viskas nuo šiandien, viskas nėra apie vilkolakį. Man reikia pamatyti, kaip aš galėjau to nepastebėti, kad mano sesė turi vaikiną. Draugai, aš visiškai šokiruota. Spauskite like, prenumeruokite kanalą ir laukite mūsų naujos serijos. Visiems ate.